Labas rytas. Vakar numyniau 145 km, tai truputį buvau pavargusi, atsikračius, kaip priklauso, ir pasistačiau palapinę, kritau, radau šitą nuostabų miškelį. Tai kad nebūtų nuobodu ir man, ir jums, tai labai greit stengsiuos pravažiuoti, beveik nieko nefilmuosiu per šitą vieną ilgąją tiesėje, nes nelabai kas ir nutink. Taip ir važiuojam visi. Galite įsivaizduoti, jeigu fūras taip lėtai varo, kas per kelias. Nelabai suprantu, kas čia per kelią išliejimas. Šiandien labai prastai jaučiuos. Suradau pavėsį ir jau guliu virš valandas. Prieš tai irgi susirasdavau nuo ženklų kelią pavėsiuką, kokį labai nedidelį, irgi priguldavau. Nes galbūt šiandien ryte suvalgiau blogus kiaušinius. Tai sustoja skrandis. Pykin, silpna, bloga, mieguistums. Žinoma, karštis tuo pačiu. Ir dar tas kratymasis, tai nesugebu dabar pajudėti. Buvo sustojęs žmogus. Įdavė šiek tiek vėsaus vandens, bandžiau šnekėti, bet jaučiu, kad taip silpna. Guliu savo ant žemės dar iki artimiausią kaimuką, miestuką, kur galėsiu bent biškį apsipirkti. Ir 20 km ir po to stosiu. Nežinau, daugiau neminsiu. Jau tai gausis 90-100 km, tai visai neblogai. Parduotuvė, bet uždaryta. Paskambinau, paspaudžiau tą knopkę, bet nieko. Ką tik buvau šitam miestelį, apsipirkau, bet toks labai įdomus, kad įvažiuoti teka pro prasauginį prasinešti, pasakyti kokiu tikslu ir tai dar labai nenoriai praleido, bet sakau, neturiu vandens, reik maistą.
Tai čia yra tokias labai dvi didelės įmonės, man atrodo, naftas. Tai greičiausiai čia beveik visi darbuotojai gyvena. Labas rytas. Patikėkit, jūs tikrai nenorit matyti visko. Čia galima 5 dienas sutraukti vieną trumpą 10 minučių video. Važiuoju, tiesioji. Tik tai vakar prasti reikalai man buvo. Šiandien irgi labai sunkiai kėliaus, leidau savo užsimiegoti. Atsikėliau nuo saunos, 8 buvo rytą. Ir dabar bandau prisiversti valgyti. Įsiviriau ryžių. Sėdžiu plika, nes prakaitis tiesiog varva. Bet šiandien jau atsikėliau visai padoriai, tai reikėjo daugiau miegą. Ir dabar bandau prisiminti, kada paskutinis syk miegojau daugiau negu 6-7 valandas. Na, šiaip vidutiniškai apie 6 miegu dabar. Tai mano organizmas turbūt reikalauja daugiau gulėjimo režimą. Vėl tiesioji, nuo šiandien, man atrodo, prasidės daugiau miestelių. Viens šalia kitą, tarkim, 70 km atstums, ne 100, ne 160, kaip prieš tai porą dienų. Tai jau bus galima ir daugiau šviežesnę maistą įsigyti. Ir internetą pagaudyti, nes šiaip miestuose tik tai galima naudoti internetą. Išvažiuoji, už 15 km rodo X-ą. SIM kortelė visiškai neveik. Tai jo, tiek. Šlapia. Pizdėts, kaip man išgazdino. Tikiuosi neįkanda nieką. Palaukit, kur tas voras. Kokia jis dydžia. Eina sau dar kojas drab. Kur pasislėpiai. Nežinau, per delną visą. Toks ant mano kojas pradėjo ropuoti. Eina sau. Va. Čia matot, užsirėpliuoja. Eina sau. Jis nuo paviesi. Eik savais keliais. O? Atstok tu nuo mano daiktų. Na, žodžiu. Draugės, lendam lauk, nes aš važiuoju. Ir bevažiuodama aš tave pertrėkšiu. Na. Gerai. Ir čia iš tikrųjų visai šalia pagrindinę kelią įsitaisiau, vos nusivariau, nes smėlis ir reikėjo stumti tą dviratį. Čia matos netgi žymės iš po vakar. Dabar reikės irgi truputį pavargti, kol išsistumsiu. Vakar buvau tokioje situacijoje, jog viena mašina pristoja, gal kokius 3 kartus, maž nesekė. Ir man jau viskas, reikia pasistatyti palapinę. Ir man atrodo, žmogus suprato, kad aš čia kažkur pasiliksiu. Tai buvo taip labai nejaukiai. Galiausiai taip išpolieta, jis nuvažiavo į tą pusę. Bet taip naktį prabudinėjau. Au! Iš tikrųjų toliau jaučiuosi ne kažką, bet minu toliau, nežinau. Šiandien numinsiu gal 100 vis tiek. Iki artimiausią miestą apie 70.
kurį apsipirksiu, pasipildysiu vandens. Jo, va tokios tos mano dienas Uzbekistane. Nebaisiai, ką čia turiu parodyti. Ir kai savijauta prasta, net nesinori tos kameros imti, filmuoti, šnekėti. Gerai, jau įsidienuoja iš tikrųjų, jau man atrodo po 10. Po 10:21. Ja. Leidau savo šiandien pailsėti ilgiau. Gerai. Ačiū už jūsų kantrybę, belaukiant video. Ačiū, kas vis dar toliau žiūrit šitos. Žodžiu, bandau pašnekėti, bet Gerai, ačiū už jūsų dėmesį. Susitiksim sekančiose video. Ir ate. Čiau, čiau.